Ponas, kas atsitiko? Gal reikia pagalbos? Žinok, aš nesuprantu, kodėl taip vyksta. Visada mes atvažiuojam ir kažkas nutinka. Tai dabar ką tik užsidegė generatoriaus čekas ir nežinau, ar mes galėsim pajudėti iš vietos čia. Eik tu savo. Ir aš nežinau, ta prasme, meistrui skambinau, tai sakė, turės naują generatorių čia atvežti į Jurbarką. Nes šiuo metu mes esam Jurbarke. Užstrigę ant kur? Ant žvyrkelio. Žvyrkelio, o tai reiškia, kad gera laida. Bet man kažko trūksta. Džiūna, kažko trūksta. O. Nėra taip blogai dabar. Jeigu generatoriui tai akumas dar kažkiek krauna. Va. Ir užsidega šitas generatoriaus čekas. Bookingų mitų griovėjai. Įbit vairogeris. Sveiki visi, su mumis. Gerai. Sveiki visi, su jumis Edgaras ir čia Bookingo mitų griovėjai. Ir mes šiandien esame Jurbarke. Atvykome į vietą pavadinimu Virš bedugnė. Ir šiandien pasižiūrėsime, kaip galime praleisti labai gražiai, ne už kokius tai 2 eurus. Už labai brangiai. Namelis? Medija. Lipsima tai va. Yra 2 geri ženklai. Čia yra žvyras, o čia yra grybas. Grybas aš, grybas jis, grybas Antanas. Vadinasi, mes visi būsim pavarys. Jūs tik pažiūrėkit, kaip gerai atrodo. Kaip aš norėčiau čia būti su Panau, ne Antanu. Edgaras Karočias susirado ten merginą, dabar visur pasiskelbė, pasiviešino ir mane tai pamiršo. Ir aš ačiū Dievui galvoju, bent jau turim vieną laidą, kada susitinkam. Na. Laukiu, kad Antanas irgi susiras merginą ir mes galėsim va taip gražiai keturiese leisti laiką. Gal netgi keisim, žodžiu. Ne, nedarysim. Aš esu dabar ne namelė ant medžių, o po nameliu ant medžių. Bliamba, čia šiaip aukštai. Pažiūrėk. Šiaip tikrai neblogai, eik tu savo. Geras, eik tu savo. Jau čia pramoga atidaryta. Eik tu savo. Wow. Eik tu savo. Eik tu savo, kaip atrodo viskas. Kažkaip per prašmatniai mes šiandien. Pirmą kartą tokie bookingai. Šiandien gersim ne alų, nors jį irgi paėmėm, bet jie geri. Eik tu savo, seni, tu Eik tu, kaip gražu. Balkoniukas ir čia su kūrinė, vonia. Eik tu. Jinai kepa. Eik tu savo, seni, tu nejuokauk. Ir taip pat turim grilinę, šiandien bus Edgariuko virtuviukė. Kepsim burgerius. Dokai, kokį pasimatymą čia galima pasimatyti? Nu tu baig su savo pasimatymais. Čia labai toks gay intense. O aš atsisegu kliną tu. Čia yra ant tiek poros dalykas. Vat, tiesiog mums jau paruošta viskas su Antanu. Drakonas čia, mano gimimo metai. Koks drakonas čia, kad paukščiukai neegzistuoja? Bet ne, pažiūrėk. Bet kaip drakonas atrodo, ne? Yra balandis. Ir čia, kaip matot, yra namelis medžiuose. Tai tokių yra namelių keletą. Čia jūs realiai turite romantiškiausią vakarą su savo antra puse, bet ne mes šiandien su Edgaru, nes mes šiandien neromantiškai čia leisim laiką. Bet tikrai patikėkit jūs manim, mes eisime į šitą džakuzį ir kepsim burgeriukus. Aš manau, kad reikia laužyti standartus, vyrai kartu susitikę irgi gali romantiškai praleisti laiką. Ir dar vienas dalykas. Svarbiausia, kad mes kepam ne vienas kitą, o burgeriukus. Va taip. Ir žinai, vieną dalyką dar noriu pasakyti. Kodėl šiais laikais atsirado, kad iš karto, jeigu draugai, bičas su biču išvaro, ne, kažkur arba yra tikrai geri draugai, iškart gei. What the f***? Prie ko čia gei dar kažką? What the f***? Žinai, dar ką aš supratau, tu dabar apačioj, o namelis vadinasi Virš bedugnės. Tai išeina, tu mano bedugnė. Ir tikiuosi tavo bedugnę neįlysiu šiandien. Ką tik mes čia radom kažkokių dovanų. Pala, kas čia yra? Mes gavom dar dovanų kuponą? Mes davom ir dar čia kažkokia dėžutė yra. Eik tu savo, kas čia yra? Okay. Rocky Balbo. Čia kriaušė. Eik tu. Pala. Sudėsiu toj pompą, pala. Jau ką su pirštais moku dirbti. Merginos, ar jau norit? Gerai. Seni. Wow. Seni, sustačiau. Bet žiauriai nice, kai šeimininkai dar padaro. Šeimininkai, 10 iš 10, jūs esat nerealūs ir mes ką tik
Čia yra rojus. Pala. Geras. Ai, prilipo normaliai. Bliamo mes pasiimsim jie. Ui. Pala, negali šitą nuplėšti. Va. Geras. Taip, kad su manim geriau nejuokaukit. Aš esu prieš smurtą. Bet jums... Na kągi, dabar išaušo tą akimirką, kada bus neužilgo Edgariuko virtuviukė. Bet prieš tai mes šiandien turime mūsų nuostabius rėmėjus šios laidos. Tai yra Chaz Chipsai. Ir tai, Chaz Chipsai mum į šitą laidą įdėjo labai nuostabių naujausių čipsų, kuriuos mes šiandien ir išragausim. Jūs, tik pasižiūrėkit. Kiek daug, viskas net krenta. Kągi Hebra, tiesą pasakius, nuoširdžiai sakau, pirmą kartą ragausiu Chazus. Pirmą kartą? Pirmą kartą ragausiu Chazus. Aš esu ragavęs, man patinka jie, bet kadangi šiandien yra mūsų rėmėjai šios laidos, mes turime išragauti naujuosius Chaz. Žiūrėk, palauk, Chazai nepyks, jeigu aš būsiu visiškai nuoširdus? Ne, aš manau, kad aš galėsiu po to prieiti prie man skanesnių, tai aš labai bijau aštrių. Tai gal nuo aštrių pradėtų? Pradėkime nuo šitų Carolina Reapers čipsų. Pasižiūrim, koks jų yra skonis, ar aš žeksėsiu ar ne, nes aš labai nemėgstu aštrumo. Ok, davai. Pasiruošęs? Davai. Mes tavim tikim. Taip. Čia yra šitie Carolina Reapers prieskoniai. Nu, kadangi aš Reapers. O aš esu Carolina. Kol kas aštrumo nejaučiu. Aš irgi ne. Man tramšeši mano receptoriai žuvė jau. Belia kaip skanu. Belia kaip skanu. Labai skanu. Labai. Mes turėtumėm tai valgyti prie alaus, bet kadangi visą alų išgėrėm. Toliau mes turime cheesy pizza curls. Tai yra labai panašiai kaip šitie, tik čia nebus taip aštru. Žiūrėk, Edgar, mes turime šitos doniukus, bet jie yra šaltekų. Ir tuo pačiu dar kolebas su Wolf Elgiamu. Ok, toj paragausi. Štai gerai. Doniukai. Pala, apsinulinam. Eik tu sau. Man šitie bet. O man tai šalteko. Man šalteko visiškai. Aš einu už šaltekus. Ok, atsakymas jums. Kiekvienas rasite savo mėgstamiausią poskonį. Chazai. O su nuolaidos kodu BOOKING jūs dar gaunate ir 20% nuolaidą. Tai visi linkai yra aprašyme, jūs galite užsisakyti ir paragauti pat. O dabar važiuojam prie Edgariuko virtuviukės! Nuėmam tai. Iš pradžių pakeliam gražiai. Kaip magas padariau. O tu tai magas ar tai kažkokį tą man stebuklą šiandien parodysi? Aš virėjas magas. Incredible thing. Žinai kaip kitaip vadinasi? Kiaušinis. Kiaušinis jis vadinas? Taip, čia yra egas. Nu, tipo egas. Taip vadinas? Kiaušinis? Egas, kiaušinis. Kiaušinis tikrai? Taip, čia yra mažytis kiaušinis, nes čia mažasis egas. Mažasis, o yra didysis egas? Taip. Ai, didysis pas mane. Okay. Ką tik atvarė? Va ten yra laiptai. Mašinos tiesiai iš Šiaulių. Kas? Evaldas. Šiauliai, EVA servisas visoje Lietuvoje 24/7 ir dabar man padės susitvarkyti su generatorium. Aš nežinau kaip tai padaryti ir kaip padaryti, bet Evaldas žino. Pažiūrėk, kaip tau trumpina. Kaita tau visas. Ir čia jau priburta, pažiūrėk, privirinta, kažkas buvo gaminė. Matai? Kažkas buvo nutraukę varšą kažkada. Ir privirina. Ir matai, kontaktą gerą nebuvo, dėl to ir numirė. Rimtai viskas? Jo, viskas. O ko tu nori? Aš nežinau, galvau, kad ilgiau čia užtruks. Čia bambu, čia ne Audi. Sveiki, taigi mūsų žarijos jau paruoštas geresniam includingui. Mes turim štai tokią mėsytę, kurią toj uždėsime kepti. Jinai specialiai skirta burgeriams. Pažiūrėsim, kaip bus. Įdomu, atsilupa čia greitai ar ne? Tie įpakavimai. Galėjau kažką įdomesnio, tiksliau protingesnio sukurti vis dėlto. Į Mėnulį skrydom 60 metais. Bet tai didelis menas, deda maistą. Mėsytė skani, kepki. Mėsytė skani. Mėsytė skani, kepki. O kaip tu jauties, kai Evaldas atvažiavo čia su savo mergina ir dabar mergina daro virtuviukę Edgariuko? Aš jaučiu tai kaip palaikymą. Draugų palaikymą, netikėtų draugų iš Šiaulių. Mums reikia lėkštės, pasimti lėkštės, neš produktus ir čia ant salą galim iš karto susluoksniuoti.
Tokių niekur negausite. Visiškai. Norėsite, samdykite, iškepsime. Padažiuką nedėsim? Visko reikia. Tas jau uždegė iš karto. Aš nenoriu, kad matytus. Kaip čia tos daro? Nu, what the f***. Mes netyčia padarėm po 2 burgerius, nes pamiršom, kad turim dar bandelį. Nu, tai šaunuolis atgariukai. Nu, aš stengiuosi. Eik tu savo, išrūkyti, žinai. Skanaus. Davai skanaus. Senį nenoriu girtis. Bet čia tobula. Geriau. Eik tu kaip skanu. Čia yra sėkmingiausia atgariuko virtuvė. Gerda tikrai nenori? Toks dūmas, dūminis burgeris, žinai? Aš esu dabar laimingiausias žmogus pasaulyje. Edgariukai, ar tu esi pasiruošęs? Po visų vakarėlių lysti į ofūro vonę. Antanai, su tavim aš pasiruošęs viskam. O dabar mes einame į ofūro vonę. Spalio vidurys, šaltoka, aš basas, bet nurenginėju ją. Ir dėl to man karšta. Nurenk. Va. Gerai? O, labai. Ateik čia. Gerai, o dabar Edgar, žiūrėk, tau geriausias pasimatymas, kurį mergina galėtų tau suteikti. Kas yra, pavyzdžiui, nes aš, pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad vaikinai dažniausiai suteikia pasimatymus, ne? Tipo, suplanuoja ir visą kitą. Bet ar tu galvoji, kad, žinai, tik vaikinai turėtų daryti pasimatymus? Ne, negalvoju. Pavyzdžiui, koks tau būtų idealiausias pasimatymas, kurį tau galėtų suteikti mergina? Aš iš vis esu, žinai, už tas apibusias dalybos. Ir jeigu tik tu vienas atiduodi, tai kokie čia, žinai, nu čia jau, vat, sakau, man patinka tas posakis į santykius, reikia ateiti su noru nepaimti, o duoti. Jeigu mergina, žinai, tik laukia, kad tu jai duosi, tai jinai atėjo gauti. Taip. Supranti? Bet man tai nėra apie sveikus santykius. Blemba. Tobulas pasimatymas. Jo, koks man yra dabar iš vis yra tobulas? Sunku pasakyti dėl to, kad aš ją myliu, netgi jinai sukurtų man blogiausią pasimatymą gyvenime. Nu, aš dabar tokioje esu aplinko, nu, jausme tokiam savo, žinot, tas pirminis laikotarpis, rožyčiamas, balandžio periodas. Medaus mėnuo, taip, aš suprantu, bet Edgar, aš kalbu apskritai, žinai, tipo, koks yra tau tobulas pasimatymas, ką mergina galėtų tau padaryti? Kada tu būtum laimingas? Blet, aš visada su ją dabar laimingas. O tai čia gal ir yra didžiausias atsakymas. Nu, tau nebereikia kažkokių tai staigmenų ar dar kažką. Nereikia. Nes, pažiūrėjau, aš šitą ir norėjau iš tikrųjų išgiržinai. Kai tu iš tikrųjų myli žmogų, tau nereikia, žinai, prabangių restoranų. Taip. Tau užtenka tiesiog, kad žmogus padarytų vakarienės. Kaip tu čia gerai apsukai dabar? Aha. Eik tu, tiesa. Nes taip ir yra. Tai ir yra meilė. Iš vienos pusės, žinai, aš tikrai sutinku, kad vaikinas turi aprūpinti merginą. Nėra abejonių. Taip, 100% vyras turi aprūpinti visapusiškai merginą. Nu, ta prasme, ne, šiaip, žinai ką? Nu. Aš manau, nei turi, nei ką. Gali aprūpinti, jeigu nori. Nieks nieko neturi. Faktas? Faktas. Jo. Bet, žinai, aš labai fainą frazę išgirdau. Jeigu tu negali aprūpinti merginos ir tu negali apmokėti sąskaitos, ane, ir tu nori 50-50, tai tu net nesivesk. Tu net neeik ir neieškok. Galbūt yra tame tiesos, žinai. Taip. Ja. Jeigu mergina pasiūlo už save sumokėti, aš vis tiek sumokėsiu. Bet tai bus green flagas, kad jinai gerbė mane ir supranta, kaip sunkiai padaromi pinigai. Ir aš matau, kad jinai neatėjo su manim būti tik dėl to, kad nori pavalgyti skaniai. Draugai draugais, šeima, bet tavo partneris, nu, būtent moteris, antra pusė, su kuria tu keliauji per pasaulį, tai yra svarbiausias tavo žmogus. Taip turi būti, nu, nes jūs esat kaip vienas kraujas. Kai Indrė atsirado, tai dabar aš vėl kupinas ugnies padaryti kažką didelio gyvenime.
Ir tai labai matos. Žinok, realiai, kaip aš tave matau beveik kiekvieną dieną, tai labai matos. Yeah. Kaip tu pasikeitė iš tikrųjų. Aš noriu laidas, kur, žinai, ten blemba verslą daryti, aš noriu muziką kurti, aš noriu visų pirma ne savo kažkodėl, o jai būt geriausiu. Nu, visai kitas jausmas. Man dėl savęs blemba, aš nežinau, man nedaug reikia. Bet aš manau, kad vyrai yra tokie, kad tas pats ir man. Aš, pavyzdžiui, dirbu dabar, šią akimirką aš dirbu dėl mamos ir sesės savo, ne? Bet va čia irgi dėl ta pusė. moterų, Taip. nes aš likau vienas vyras savo šeimoje. Ir aš Kitaip dirbu, visai. taip, ir aš dirbu dėl to, kad aš galėčiau aprūpinti jas ir tuo pačiu, žinai, dėl savo būsimos žmonos, Taip. kad jai nieko netrūktų. Taip. Dėl mano šeimos, būsimos žmonos ir mano būsimo vaiko ir vaikų, nežinau. Bet kad jiem nieko netrūktų ir aš todėl noriu dirbti. Tai čia yra motyvacija. Čia vienintelė mano motyvacija, kodėl aš iš viso dar kažką iš vis darau. Aš apskritai nematau prasmės. Aš savo, ne, nieko nenoriu. Nu, man nieko nereikia. Tipo, nu kiek žmogų iš tikrųjų reikia? Jo, kiek? Nu, žinai. Nu, pavalgyti, Jo. išsimiegot. Jo. Ką, daugiau? Aš noriu dirbti. Nu, daugiau nieko nematau prasmės. Aš noriu dirbti. Aš esu išaugintas taip, kad moteris yra vienintelė numeris vienas, kas gali iš vis būti šitam pasauliu. Turi padėti kiekvienai moteriai. Nesvarbu, ar tai tavo ar ne tavo, tu turi kiekvienai moteriai padėti. Ir jeigu tai yra tavo moteris, tu padarysi bet ką. Tu nuversi kalnų, žinai. Mano tėtis taip nuo pat mažens išmokė. Dėl savo moters tu išlaikysi ir padarysi bet ką. Šitą gražią dainą. Jo, moteris, mes jūs mylim be galo ir visada atsiminkit, kad jūs esat nuostabiausias, gražiausias, kas be gali būti gyvenime ir vyrai turi jūs vertinti, gerbt ir nepasiduokit, galbūt, nežinau kaip sunku labai pasakyti, bet nepasiduokit tam, kas jūsų nevertina. Nes Būkit su tuo, kas vertina ir kas myli. Nes vėlgi moteris, vyrai, jo čia toks dalykas, kad labai subjektyvu, ne viskas. Tai faktas. Ir mes visi atsinešė iš vaikystės nuoskaudų visokių ir netgi nuoskaudas, kurias aš kažkam sukėliau, arba tie žmonės, kurie man sukėlė, aš suprantu, kad tas kyla iš vaikystės, dar iš kažkur, žinai. Jo, faktas. Ir kurie mus įskaudino, galbūt tai žmonės, kuriuos mes nelaiku sutikom, kurie dar neužaugo ir kurie tik paskui pradės vertinti, ne? Bet galų gale, reikia stengtis vertinti vieniem kitus. Ir vienas kitą, mylėkit, džiaukitės ir nesipykit dėl nesąmonių, dėl smulkmenų. Gyvenimas yra labai per trumpas, kad pyktis dėl kažkokių smulkmenų. Nes niekada nežinai, kada bus paskutinis kartas. Mylėkit viens kitą. Taip. O mes einam į džakuzį. Čia buvo podcastas Džakuzį. Keliu anksčiausiai, Edgaras dar miega, bet jeigu aš negeriausias draugas, kuris padarys pusrytuką, tai aš nežinau, kas aš. Dar jis miega. Kažkokiu būdu atvarė vėl mano vadį pačiai. Jeigu aš negeriausias draugas, tai aš nežinau, kas... Oi, tu na. What the fuck? L'amour avec un grand A, celui qu'on se sert. C'est après les mômes qu'il commence pour de vrai. Dans les débuts, c'est l'envie-d'obie. On se promet... Ačiū, vadybininkė. Tau, Prašom, už šį šefas. nuostabą. Manyčiau, kad čia netgi tobulai iškepti kiaušinukai. Nes trinukas yra taip, kaip man ir patinka. Keistai. Sveiki visi, gero ryto, ką tik pavalgiau labai skaniai, prisisotinau. Šiaip mėgstu tik vieną sumušteką suvalgyti, bet suvalgiau net du. Nu, man daug netelpa rytais. Va, dabar važiuojame į Sudargą. Tai aplinkui mus yra 5 piliakalniai, už horizonto Rusijos siena. Ir čia anksčiau stovėdavo gynybinės pajėgos, visokios pilys gynybinės ir panašiai, kad apsisaugoti nuo priešų, kad Lietuva apsisaugotų nuo priešų. Tai dabar viską ir apžiūrėsim. Taip, Edgarai, labai čia nuostabi vieta. Ačiū tau, kad visada mane atsivedai. Ir pusrytukus padaro, ir į vietą nusiveda. Jam už tai. Bet iš tikrųjų. Nu, dabar po visų piliakalnių mes atvažiavome į kažkokią Jurbarko geriausią ir gražiausią, fancyšiškiausią vietą pavalgyti.
vadybininkė ir Paulius sakė, kad čia yra geriausia vieta pavalgyti, kur bus kažkokias tai steikas ant akmens. Oho, paragausim, Nu. įvertinsim. Oh my god. Ok. Belekas. Va čia Jurbarkas. Visas Jurbarkas, ne? Pažiūrėk. Wow. Šiaip žiauriai gražus miestas ir wow, va čia tai nerealošti. Gerai, sakė, čia reikia dabar kaip užpakaliuką padaužyti, kaip ir tyvat. Čiuk. Mes tave daužė. Aha, kad aromatą mes visą laiką jaustumėm. Čiagi taip įdomu. Aš pamenu, kad panašų experience dariau Azijoje, nes Azijos šalyse labai dažnai tu tiesiog atneša tau visus ingredientus ir pats tu tenai kepiesi ir visą kitą. Bet labai įdomiai, nes ne tik pavalgai ir prisikimši, o dar ir turi smagiai laiką čia praleisti, vat kol išsikepi pats. Žiūrės į Antano mėsą. Dabar irgi noriu padaryti tą patį ir nedaryti tos klaidos. Pažiūrėsi, mano mėsą nenori daryti tos pačias klaidos. Jo. Susidaužiam. Davai. Gerai. Svajo Prisilietė mėsytėm. Nu, gerai, davai. Labai skanu. Labai gerai. Ir čia negeriam, patys mokam už viską ir kiekvienas steikiukas po 20 eurų kainuoja, 19. Šiaip Bet iš tikrųjų labai. Normaliai. Kaip steikui, tai čia labai pigu. O bendroj sumoji, aš sakyčiau, čia viskas 8. Nu jo. 8 tikrai, stiprus, labai solidus 8, bet čia žinai, bet kokiu atveju, belekaip, įdomu buvo ir faina. Ir tikrai skanu. Na kągi, baigiam mūsų šitą laidą ir važiuosim. Nuostabią laidą. Romantiškiausia mūsų laida, man atrodo, po palapinių. Taip, bet ir čia buvo labai romantiška ta laida. Taip, Jurbarke, aš man atrodo, pirmąją kartą esu. Aš irgi normaliai pirmą kartą Ir mane labai nustebino šitas miestas ir maistas. Žodžiu, ačiū labai ir tada mes susimatysime jau kitą savaitę kitoje mūsų Bookingo mitų griovėjų laidoje. Iki. Mylim jūs. Apkabinam visus.